Priimti yra gerai, aplinką priimti yra gerai. Stebi aplinką ir tame matai, žiūrėk, kiek tame yra gyvybės ir seksualumo visoje erdvėje. Aš kaip pats stebiu, ne? Tai čia gal mano vidinės kažkoks toksai, nu mane erzina. Aš atrodo dar pykčio daug turiu. Kažkokį gal pyktį reiktų paleisti. O tu dabar stebėk tą aplinką, pabandyk iš vis nekreipdėmėsi, erzina ar neerzina. Tiesiog pasakok, ką matai, spalvas pasakok, formas pasakok. Numatau gėlę kampe, žalia. Nu tai vat vienintelis, kas mane džiugina. Papasakok formą tos gėlės. Tavęs jinai neturi nei džiuginti, nei kažką daryti. Jinai tiesiog stovi, pilkas vazonas, lapai labai žali. Tokia išsiplėtus jinai. Palaistyti reikia, nes lyg apdžiūvus. Nereikia laistyti jos, atsipalaiduok. Gerai. Nukritę keli lapai. Su Virš kuo dera, va, pavyzdžiui, nukritę lapai, ar žemė sausesnė, ne, va, tu, su kuo dera visą tai spalviškai, formiškai. su su pilku vazonu dera. Aha, žemė juoda, bet jinai tokia lyg bando susilieti su vazonu, kadangi nepalaistyta. Šalia yra komoda, balta komoda. Ir toj baltoj komodoj labai išryškėja tas žalias. Kampas pilkas, pilkas kampas. Tas augalas padaro tokį pilką foną kampe ir susilieja su vazonu tas kampas. Gerai. Ar gali pripažinti, kad tai tavo pasaulis? Taip. Gerai. Stebėk dar, kai pereina linija kažkur tai, kokia kita detalė atsiranda, spalva kita. Išryškėja toks, žinot, kuoliukas paremti, nu, kad jinai pririšta prie to kuoliuko. Tas kuoliukas šviesiai geltonas, kaip rudas, šviesiai rudas. Mhm. O kotas augalo rudas tamsiai. Jie taip eina lygiai grečiai. Viršūnės šviesiai žalios. Nu, bet nežinau, Gerai, gerai. aš Kiti daiktai yra kambarį. Kas dar yra, ką dar matai? matau baltą komodą. Ant baltos komodos yra chaosas. Ten tiek visko, ten vis Palauk, nejunk emocijų. Tame chaose žvelk kaip paveikslą, spalviškai, formiškai. labai daug spalvų. Labai daug spalvų. Visokių spalvų. Žalia, mėlyna, oranžinė, juoda, rožinė, balta. Ir Kaip visą tai dera su gėle, kaip tai dera. vat giliai ten daug visokių lapelių ir ant tos baltos komodos daug visko. Ką atkreipiau dėmesį, kad yra ir kieto, ir skysto medžiagiškai, ir minkšto. Vat, pavyzdžiui, kvepalai stovi, jie nu, skystas. Žvakė stovi, jinai kieta. O dabar stebėk paviršių daugiau. Spalvas, formas. Kaip tu reaguoji, kai tu matai va tą spalvų apsijungimą tokį? Aš žinau, kad aš tiesiog stebiu ir viskas. Ai, gal gaunasi man toks vaizdas, kaip reljefas, kaip žemės reljefas, kaip lyg miškas ten tolumoj, gal, Palauk, ne? žemės, tu realiai matai tą reljefą? Iš to, va, ten to chaoso ant tos spintelės aš matau va tokį reljefą. Jau tau čia iliuzija jungiasi. Bet aš nuoširdžiai galiu pasakyti, aš nesuprantu, kas vyksta ir man nėra tame. Tu negali ramiai daiktų apžiūrėti, tau arba reikia pakeisti, tvarką padaryti, arba tu eini kažkokį paveiksliuką savo vaizduotės. Aš negaliu apžiūrėti daiktų, nes aš galiu apžiūrėti tos daiktus, bet aš nesuprantu, ką man tai duoda. Aš nuoširdžiai negaliu duoti tą meilės. Vat. Neduok tam meilės, nereikia jokios meilės duoti. O ko reikia? Aš nesuprantu, ko reikia. Užduotis apžiūrėti. Nu apžiūriu, nu. Dar Spalvas. daugiau apžiūrėk, dar plačiau. Gerai. Durys. Nu durys. Baltam kambarys baltai nudažytas. Durys. Tamsios, tamsiai rudos.
jos labai išryškėja visame tame. Mhm. Tada komoda yra, ne komoda, bet spinta. Spinta balta su fioletiniais, nu, fioletinė spalva. Ir veidrodžių daug, daug veidrodžių. Tie veidrodžiai ne visumoje, žinot, kaip būna, bet jie tokie gabaliukais. Gerai. Nu, ant spintos yra trys dėžės, baltos, jos prisiderina prie sienų. Bet ant tų dėžių vėl chaosas. Man toks jausmas, kad tu pasakoji ir vis labiau jautiesi kalta, nėra taip? Aš nesuprantu šitos praktikos, gal tas vat yra. Ką man jinai duoda, kodėl aš, ką aš turiu čia priimti, ką aš turiu patirti per šitą praktiką. Na gerai, o pavyzdžiui, kai tu nueini ir matai, kokioje galerijoje matai paveikslą, Mhm. kaip tu jį apžiūrinėjai? Aš žiūrinėjau kaip metaforą kažkokią, kas ten yra, interpretuoju. Aš interpretuoju, ką man pasąmonė rodo tuo paveikslu. Nu, pavyzdžiui, nupieštas paprastas miško vaizdas, miško takelis. Aš iš karto interpretuoju vienatvė, grynas oras, kaip ten gražu, kokia ten, aš garsus iš karto girdžiu. Kaip man iš karto eina toks jausmas, kaip man susišaukia su mano gyvenimu šitas va paveiksliukas. Bet taip, kad grožėtis, nėra to. Ne, Problema? O kuo tu grožiesi? Yra kažkas, kuo tu grožiesi? aš grožiuosi, kai gražiai žmogus apsirengęs. Kur atitinka tavo standartą, ar ne? Nu arba kažkoks vat nestandartas, bet gražiai susišaukia viskas. Man drabužiai labai gražu turi būti. O jeigu kitaip? O jeigu va šiuolaikiškai kaip nors tenai, madinga, kažkam labai gražu, o tau netitinka tavo įsitikinimų. Negaliu grožėtis. Man va dabar mokykloje eina vaikai, aš nuvažiuoju pasimti vaikų iš mokyklos, visi juodi, pilki, kai bomžai vaikšto, man piktis ima. Nu, į ką jie lygiuojasi? Į Juos mamytės, kurios vaikšto juodai ir plaukai apsirengę. Tu visur jungi analizę. Mhm. Negali pasižiūrėti pasaulio jo grožio. O miške, kai tu būni, Miške, man gražu miške. Žinot, kur aš grožiuosi? Oi, net emocija kyla. Prie jūros. prie jūros, Kaip saulė leidžiasi, kaip medžiai, kaip smėlis. Oi, kaip gražu. nes ten jau su tavo emocija siejasi. Mhm. Nes tau buvo gera, kai tu tai pamatei. O kas dar tame buvo, kai saulė leidžiasi į jūrą? Kas dar tas su tavim vyko tuo metu? Ramybė. Mhm. Tokia ramybė, toks, nu visiškai atrodo, va dabar taip gera, gera. O ta ramybė ir gera, gera. Negali būti, kai tu žiūri į savo gėlę, į spintą, į tuos vidrodėlius mažus. Man yra sienos. Man sienos ir aš nematau, nu, nematau toli, man kažkokio tolio reikia. Čia tik sąlygas stato tavo protas. Nu gal, nežinau. Bet o kas čia yra? Nu, va, kas čia yra? Maniau, kad čia bus lengviau. Aš šitą bandžiau savo draugiai paaiškinti, ne, kad šitaip galima daryti ir labai tada pereina Mhm. į gerą būseną. Jinai nesuprato ir iš vis kažkaip nuneigė, bet pagalvojau, kad ai čia draugė, ko čia iš jos tikėtis. Žino dar, kas man labai gražu? Man architektūra, man pastatai, kaip jie vienas su kitu, Čia. Aha, va, sakyk. kaip jie vienas su kitu, kaip jie bokšteliai tie ir vat, vienas su kitu bažnyčia kažkokia išlenda ir ten kažkoks, pavyzdžiui, lempa, bet ta senovinė lempa ir kaip viskas tas senovinis taip gražiai susižaukia ir atsiranda vidury kažkoks naujoviškas pastatas, man jį norisi išlupti, išmesti. Bet va tas suskambėjimas, tas va senoviniai pastatai su tais išvadais, apvadais, stogeliai,
gatvės, šaligatviai arba tvoros tos senovinės. Man, aš žinau, kad aš kaifuoju, kaip aš einu O kai senoviniam. tu miške va matai va šitaip, ten miške tai bardakas realiai. Medžiai auga įvairiai, netaisyklingai, dar kažkokie ten spygliai, lapai prikrytę, žolytės visur, kažkokios samanos auga. Gražu, gražu, bet aš tada, jeigu samanas turiu žiūrėti, aš žiūriu į tą mažą tą pasaulį, bet jeigu tas miškas, nu, yra, savaime suprantamas dalykas. O aš pasimetusi. Aš, pavyzdžiui, nu gerai tau parodysiu, va, maišelis ten negražus. Nu, gražus, gražus, nu, maišelis, kaip maišelis. Galima juo grožėtis. Nu, Va, va čia bliūdelis va stovi, puodukas va, dar čia va, skanukai tokie dėžutė, gražu, galima čia grožėtis. Ant stalo tvarka galima grožėtis. galiu pasakyti, man norisi viską taip nušluoti į šiukšlių maišą ir išmesti. O jeigu pradedi žiūrėti kaip paveikslą, kaip išsilenkia linija kažkokia, kaip va, išsilenkia, ne? Įlenkęs, va taip lėtai neskubant, puodelis šalia sužaidžia. Šita dėžutė, puodelis iš karto, ovali linija, tiesi linija, stalo spalva, sužaidžia ta gėlė, vat kur už manęs vazonas. Ir jie tokia va gyva vientisą masę sudaro. Toliau spalva šito fotelio kampas matosi. Mhm. Į tą įsijungia. Įsijungia stalo šitą dalis. Jau jinai kitaip įsijungia kitų atspalvių. Čia kažkoks tai guli maišiukas. Duoda savo atspalvį šitas radiatorius. O taip kaip žiūri, va taip kaip į linijas, į spalvas, į jų suėjimą vieną į kitą. Į tą tokį sustatymą, žinai, kaip va, nu, paleista viskas, ar ne? Be tvarkos čia. Mhm. Bet jie savyje, vat, visumoje kažkokia yra ta tvarka, kaip matrica. Ir lyg, va, taip neskubi keisti, tau keisti nereikia. Tu išvis žiūri per ekraną, tu net neprisiliesi prie to. Bet va, kaip viskas išsilenkia. Ir čia tarsi va, visata tą sudėlioja. Lyg va, aš dėjau tą daiktą ir jisai taip pasidėjo, ne kitaip. Va ta forma jisai čia pasidėjo. Jos spalva šitaip, jos spalva būtent šitaip sužaidžia su lango atspalviu, su šešėliais. Ir va tas va vyksta, jie gyvena va savo tą gyvenimą. Sužaidžia va tas viskas. Aš kažkaip suprantu, kad čia kažkas yra labai gilaus, bet aš to nepramušu. Jo, matai, aš maniau, kad čia visiems šitas yra lengva. Gal jūs kitaip tą grožį matot pasaulį, Aš kitaip? labai greitai matau, aš va, pavyzdžiui, žiūriu, nesvarbu, aš kai noriu nuraminti savo mintis, Mhm. aš pradedu apžiūrėti aplinką ir aš iškart nusiraminu. Man viskas nutyla. Kai aš negalvoju, kad čia reikės tvarkyti, ar oho, kiek čia bliūdų dabar plaut. O aš tiesiog žiūriu, kaip jie sudera tarpusavį. Suskamba, kaip visa tai egzistuoja. Jie egzistuoja, jie mano pasaulyje, mane vibruoja, kaip vibracija mano tokia va, vienokia ar kitokia. Žinot, ką pradėjau jausti? Dėkingumą tiem daiktam dabar. Jo, kažkoks būna įsijungia tas jausmas. Lik dėkingumas, lik labai labai gera, jaukumas. Ir arba ką paėmė, ar koks paveiksliukas, tai nepagalvoja, ai, drugelis, ai, va čia toks va, ne, jeigu kažkoks paveikslėlis. Pavyzdžiui, nu gerai, aš čia tokį pavelį va turiu. Mhm. Drugelis matosi. Nu, kaip ir gražiai, ne, tarsi padaryta, padėliota. Bet jeigu pradedi žiūrėti, kaip ten dėliota, kaip sudėliota spalvos, tik tai stebi, nežiūri taisyklingai ar netaisyklingai.
Ir kaip tas draugelis darytas. Ir va tas įsijungia toks, kaip ta linija išlenkta spalva, grožis, dailininko pastangos, kaip jis tą grožį norėjo perduoti. Ne kaip jam realiai pavyko įdėti kokią emociją, bet tą visą grožį kaip vis dėlto sudėliojo. Čia toksai gal gaunasi, tarsi tu pripažįsti, kad čia Dievo pasaulis ir tobulybė to pasaulio. Jeigu kažkoks žmogus kažką gamino, tai taip pat, va, Dievas tą pagamino taip. Tavo filtrai, net jeigu tu gautum, gali būti, gautum realiai kažkokį tobulą gaminį, ne, tobulai, harmoningai padarytą, gali būti, kad irgi įsijungs analizę ir sakys, ai, čia šitas man nepatinka. O galbūt tas daiktas iš vis ten atveria tavo nerealias galias. Mm. Analizė, protas va trukdo tai priimti. Mes Aš, labai pratę savo nuomonę reikšti visur. Ir jo, kišti, ir pakeisti, ir perdaryti, išlyginti, nudrožti, nušluoti, nuplauti. aš dabar supratau, ką jūs norit pasakyti. Bet iš tikrųjų tai sunku pajausti. Iš tikrųjų. Nes atsiranda kažkoks ar pyktis, ar kažkoks nepasitenkinimas. O už pykčio, užeik, už pykčio, virš pykčio. Aš Tegul jau, tas pyktis pyksta. Tu jo, žymi. jau pradedu tą, vat, sakau, kažkoks ateina dėkingumas va šitam. Mhm. Atsiranda buteliukas toksai, aš jį galiu turėti, šis mano pasaulyje, va, atrodo, ne tas jausmas toksai. Čia yra ta tobulybė, kai va taip ilgiau žiūri, tu atsiduri, va, kaip būtum jausmas miške, kai ten viskas gyva, ten realiai gyva, net pastangų nereikia ir savaime nurimsti to gyvoje energijoje miško. Mhm. Bet ta pati gyvybė va spinduliuoja jinai visur. Bet aš nežinau, kiek čia ko, kažkaip aš dabar biškai suprantu, čia kaip į žvakę žiūrėjimą kažkoks gaunasi. Taip, viduj nurimsta minčių čia nereikia, nuomonės nereikia, emocijų nereikia, nieko nereikia, tik grožėtis. Bet Dėkingumas, gera, tokia vat nusiraminimas, užliuliuoja viskas. O dar toksai, žinai, va, kur aš sakiau, tai ten aišku irgi niekas nesuprato. Sudedi du daiktus, ne, tu jau nori daryti tvarką, ne, nu vis dėlto tu matai, kad reiktų padaryti čia tvarką ant to stalo, bet niekaip neprisiruoši. Ir paimi, padedi vieną daiktą, nu palauk, kažkur pastumė bliūdelį, nutari, kad šitas daiktas stovės čia kamputyje. Bet jį padedi ne taip, vabilė, kaip padarai vietos, jeigu kas čia labai trukdo. Ir jį taip sulygini su stalo kraštu, su kampu, va, žiūri kampą, žiūri jo visą dėrėjimą. Ir toks kaip visai taip, toks atrodo, o, va, tinka. Prie jo taikai kitą daiktą, pavyzdžiui, stovelis. Aha, jis irgi čia dabar turės dar stovėti man, bet reikia, kad tvarką jausčiau. Lygiai va taip aš, pavyzdžiui, prilyginu, ne, man patinka prilyginti lygiagrečiai, tuos kraštus sudedu jų. Tau matos čia kažką, matau, ai. matau. Jo, va šituos kraštus sudedu lygiagrečiai ir man tai patinka, kad jie taip. Man patinka, kad jis labiau nuo stalo atsitraukęs. Gerai, šituos galim numesti, šitie dabar man trukdo, kad šituos du daiktus sudėt. O, va, jau aš jaučiu laimę, kad tvarkinga. Ir taip va toliau, prie to tvarkinga labai lengva jungti kažką kitą tvarkingą. Gerai, va šitas, ne? Kur Mhm. čia man jį, aha, man jo, sakykime, dabar reikės. Aš jį padedu taip dabar, kad jisai įsirašytų man. O va šitaip va, o man patinka, gerai, jis netrukdo ir jisai va šitaip pat lygiai, oi, man patinka. Va taip tvarkymasis padaro džiaugsmą. Paskui jau greičiau, greičiau pradėti tvarkyti, bet pradžią, va taip va pradėti daryti. Jum dabar yra taip gražu tas gal materialus žemiškas pasaulis, nes jūs iš kažkokios
einat ne pozicijos, bet iš Man jų. jisai niekada nebuvo gražus, aš irgi mokiausi šitą daryti, kol aš supratau, kaip tą padaryti. Tai stebėts, va sako, ar būt, va šitoje akimirkoje, nu, tai ką ten darai, kažkaip stengiasi ir vėl pameti ir vėl. O va per šitą stebėjimą, per tą matymą, galbūt atėjo man kažkoks laikas, kad aš tai pradėjau matyti. Man nėra, kad tas daiktų pasaulis, aš gal atsivėriau jam, aš visada nebuvo to, aš visada irgi, kaip va tu sakėjai, oi, čia tas ne taip, čia murzina, čia senas daiktas, šito nemėgstu, o čia kiek darbo, o čia iš viso apie tai nenoriu galvoti. Šitaip aš visą laiką gyvenau. Ir dabar aš taip gyvenu. Kai aš pradedu galvoti, aš taip pradedu galvoti. Galiausiai, ką čia tvarkyti, reikia iš vis butą keisti, o kad jį pakeisti, pinigų reikia, o jų nėra. Ir netvarku. Tai va, užtenka va tą kampelį sudėti ir prasideda laimė ir paskui dar ir dar. Ir tada gyveni ant tos laimingos būsenos. Nes jeigu pradedi galvoti, kad čia ne taip ir čia ne taip ir paskui lieki toj būsenoje, viskas čia ne taip ir aš ne tokia ir iš vis aš nenoriu čia gyventi. O žmonės labai daug girdi, kaip būti stebėtoju, niekas nežino, kaip tą daryti. Arba pastebi 3 sekundės, o, sako, gerai, padėjom. Bet čia vat jau paskui gimsta, jau paskui ir kūrybinė energija įsijungia. Bet tas viskas ant laimės, ant malonumo, ant laimės. Čia pat malonumas, čia pat neapykanta ir griaunančios energijos. Viskas šalia. Tu gali tą maišą nelaimingą iš vis prakeikti ir išmest, o gali viską taip sudėlioti tvarkingai, kad tau tas laimę duotų. Arba gali, žinai, vad glaustyt paviršių akimis, kai tą paviršių glostai, jauti visą faktūrą. Kai tu pirmai jutai, ne, va čia skystis, čia tas minkštas, kietas. Tai va čia yra tantra. Tantra pirmoji diena, va čia. Įsivaizduok, kas bus toliau.